Breaking Bad – bręstantis blogis – vienas geriausių mano matytų serialų. Prisipažinsiu, esu peržiūrėjęs šį serialą ne kartą, ne du ir net ne tris. Atrodo, kad apie jį žinome jau viską. Tačiau šio serialų slypi daugybė įdomių istorijų, kurių daugelis gerbėjų net nėra girdėję. Šiandien pasidalinsiu keliomis iš jų. Tad įsitaisykite patogiai, bus labai įdomu. Jesse Pinkman – vienas ryškiausių, charizmatiškiausių ir gerbėjų labiausiai pamėgtų Breaking Bad personažų. Nedaugelis žino, kad iš pradžių kūrėjai jam buvo numatę visai kitokį likimą. Iš pradžių serialų kūrėjai planavo, kad Jesse Pinkman mirs jau pirmajame sezone, maždaug po 9 serijos. Tačiau scenaristų streiko metu kūrėjas Vincas Gilliganas suprato, kad Aarono Paulo suvaidintas Jesse tapo per daug svarbus serialui. Aktoriaus vaidyba buvo tokia įtikinama, kad kūrėjai nusprendė pakeisti scenarijų ir palikti Jesse gyvą. Vėliau jis tapo pagrindiniu ir labiausiai gerbėjų pamėgtų veikėjų visame seriale. Ačiū Dievui, kad taip nenutiko, Jesse Pinkman yra Breaking Bad legenda. Manau, sutiksite su manimi. Jane Margolis – viena svarbiausių Jesse Pinkman gyvenimo moterų ir personažas, kurio likimas sukrėtė milijonus serialų gerbėjų. Tačiau daugelis nežino, kad iš pradžių kūrėjai planavo Jane seriale palikti gerokai ilgiau. Buvo net svarstoma parodyti, kaip ji ir Jesse kartu bando atsikratyti priklausomybių bei pradėti naują gyvenimą. Jos mirtis buvo vienas labiausiai šokiruojančių serialo momentų. Būtent nuo šios nakties Jesse Pinkman gyvenimas pasikeitė visiems laikams. Kaltė, psichologinės traumas, savidestrukcija, didelė dalis jos skaudžios istorijos prasidėjo būtent po Jane mirties. Na, tiesą sakant, kartais sunku nesusimastyti, kaip būtų susiklostęs Jesse gyvenimas, jeigu Jane būtų likusi gyva. Mike Ehrmantraut, vienas pavojingiausių personažų, atsirado visiškai atsitiktinai. Antrojo sezono metu kūrėjams reikėjo scenos, kurioje po Jane mirties Saul Goodman padėtų sutvarkyti susidariusią situaciją. Tačiau iškilo netikėta problema. Saulą įkūnijęs aktorius Bobas Odenkirkas tuo metu buvo užsiėmęs kitų projektų, todėl scenaristams teko greitai ieškoti sprendimo. Vietoj to, kad perrašytų visą sceną, jie sukūrė visiškai naują personažą ir taip gimė Mike Ehrmantraut. Tai, kas turėjo būti tik trumpalaikis sprendimas vienai scenai, netrukus virto vienu svarbiausių serialų personažų. Jeigu Bobas Odenkirkas tą dieną būtų buvęs laisvas, gali būti, kad legendinis Mike Ehrmantraut apskritai niekada nebūtų atsiradęs. Mėlynasis metamfetaminas, tapęs vienu žymiausių Breaking Bad simbolių, iš tiesų nebuvo joks narkotikas. Filmavimo metu buvo naudojami paprasčiausi mėlynai nudažyti saldainiai. Aktorius Aaronas Paulas įkūnijęs Jesse Pinkman vėliau pripažino, kad per 5 serialo filmavimo metus jų suvalgė tiesiog absurdiškai daug. Vienoje garsiausių Breaking Bad scenų Walteris White'as iš pykčio sviedžia picą, kuri netikėtai nusileidžia tiesiai ant jo namo stogo. Nepatikėsite, bet ši scena pavyko iš pirmo karto. Filmavimo komanda buvo pasiruošusi sugaišti net kelias valandas, bandydama užfiksuoti tobulą kadrą. Tačiau Bryanui Cranstonui pavyko tai padaryti jau pirmojų bandymų. Pirmajame Breaking Bad sezone Walteris sūnus, Walteris jaunesnysis, sukūrė svetainį savewalterwhite.com, kurioje rinko aukas tėvo vėžio gydymui. Įdomiausia tai, kad ši svetainė yra tikra ir egzistuoja iki šiol. Ja vis dar prižiūri serialo kūrėjai, o apsilankę joje galite pamatyti tą patį dizainą, kuris buvo rodomas seriale. Bryanas Cranstonas iki šiol nešiojasi mažą prisiminimą apie Breaking Bad. Paskutinę serialo filmavimo dieną aktorius nusprendė pasidaryti tatuiruotę su legendiniu BRBA logotipu, kuris seriale simbolizavo cheminius elementus. Aktorius pasakojo, kad po filmavimo komanda susirinko bare, kur netikėtai pasirodė tatuiruočių meistras. Po kelių gėrimų kilo paprasta mintis. O kodėlgi ne? Jeigu daryti, tai daryti dabar. Tatuiruotė buvo padaryta ant vidinės dešinės rankos bevardžio piršto pusės, todėl dažniausiai lieka nepastebėta. Tačiau pats aktorius yra sakęs, kad kartais netyčia ją pamato ir kiekvieną kartą nusišypso prisiminęs laiką praleistą kuriant Breaking Bad. Na, tai turbūt geriausiai parodo, kokią svarbią vietą šis serialas užima ne tik gerbėjų, bet ir pačių aktorių gyvenimuose. Gustavo Fring mirtis viena įspūdingiausių scenų visame Breaking Bad seriale. Po sprogimo jis ramiai išeina iš kambario, net pasitaiso kaklaraištį, tačiau po akimirkos paaiškėja, kad pusės jo veido tiesiog nebėra. Norint sukurti tokį realistišką vaizdą, vien Breaking Bad komandos neužteko. Į pagalbą buvo pasitelkti specialiųjų efektų ir grimo specialistai iš kito itin populiaraus serialo The Walking Dead. Serialo kūrėjas Vincas Gilliganas vėliau pasakojo, kad ši scena buvo kuriama mėnesius. Buvo naudojamas sudėtingas grimas, protezai ir kompiuteriniai efektai, kad Gustavo Fringo sužalojimai atrodytų kuo tikroviškiau. Na, reikia pripažinti, rezultatas buvo įspūdingas.
Volterio White'o namas tapo viena garsiausių turistų lankomų vietų televizijos istorijoje. Po Breaking Bad sėkmės tūkstančiai gerbėjų pradėjo važiuoti prie tikrojo namo, kuriame buvo filmuojamos serialo scenos. Tačiau laiku bėgant situacija tapo tikrų galvos skausmų savininkams. Žmonės ne tik fotografuodavosi prie namo, bet ir mėtydavo pizzas ant stogų, bandydami atkartoti vieną garsiausių serialo scenų. Galiausiai nuolatinis gerbėjų dėmesys tapo toks varginantis, kad savininkai nusprendė namą parduoti už beveik $4 milijonus. Na, panašu, kad Volterio White'o namas tapo legenda ne tik seriale, bet ir realiame gyvenime. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Heisenberg. Taip, Volteris White'as prisistatydavo pavojingiausiems narkotikų pasaulio veikėjams. Tačiau šis vardas pasirinktas neatsitiktinai. Werneris Heisenbergas buvo garsus vokiečių fizikas ir Nobelio premijos laureatas. Kaip ir tikrasis Heisenbergas, Volteris White'as buvo genialus mokslininkas. Todėl šis slapyvardis tapo puikiu simboliu jo virsmo iš paprasto chemijos mokytojo į vieną pavojingiausių žmonių visame seriale. Jesse Pinkman ir Walter White buvo geri partneriai ne tik ekrane. Bryanas Cranstonas ir Aaronas Paulas filmavimo metu tapo labai gerais draugais ir tokiais išliko net pasibaigus serialui. Aktoriai nekartą yra pasakoję, kad kartu leisdavo laiką ir už filmavimo aikštelės ribų, o vėliau net pradėjo bendrą verslą. 2022 metais jie pristatė savo tekilos prekės ženklą Dos Hombres. Panašu, kad Jesse ir Walterio partnerystė baigėsi seriale, tačiau tikroji Bryano Cranstono ir Aarono Paulo draugystė tęsiasi iki šiol. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojote ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo ir prenumeruoti kanalą. Čia buvo Kino paslaptys. Ačiū, kad žiūrėjote.